Nepirkite telefono stabilizatoriaus, kol nesužinojote Osmo Mobile 7 stabilizavimo režimų skirtumų. Juos keičiame šiuo mygtuku M. Kiekvieną kartą paspaudus, stabilizatorius pereina į kitą režimą, o ekranėlėje rodomas režimą atitinkantis simbolis. Pan Tilt Follow. Šitam režime stabilizatorius seka judesius į šonus ir aukštyn žemyn. Kitaip sakant, kai suki ar pakeli ranką, kamera juda kartu, bet pasukimas aplink objektyvą išlieka stabilus, tad vaizdas nesivarto. Judesys atrodo natūraliai, bet vis tiek išlieka švelniai valdomas. Pan Follow. Stabilizatorius reaguoja tik į judesį į šonus. Kai suki ranką į kairę ar dešinę, judėjimas aukštyn ar žemyn nėra fiksuojamas, išlieka tas pats pavirtimas. Pasukimas aplink objektyvą taip pat užfiksuotas, o vaizdas išlieka tiesus be svyravimų. FPV – First Person View. Šitam režime kamera reaguoja į kiekvieną judesį, į šonus, aukštyn, žemyn, pasukimus. Viską. Dėl šios priežasties vaizdas tampa daug dinamiškesnis, perteikiama natūrali žmogaus žvilgsnio ir judesio dinamika. Spin Shot. Veikia panašiai kaip FPV režimas, bet su papildomu valdymu. Sukimas aplink objektyvą kontroliuojamas valdymo svirtele. Tai leidžia sukti vaizdą aplink jo ašį, tarsi kamera apsisuktų 360 laipsnių kampu. Jei manai, kad tokį turinį verta turėti po ranka, būtinai išsisaugok ir pasek mus, nes kitą kartą apžvelgsime dar ką nors įdomaus ir naudingo.